Tai gerą dieną, sveiki, mėlyjeji. Tiesiog turime ypatingą dieną visom įmanomom prasmėm. Sveiki, sakau, ir visiems, kurie mus stebi už ekrano ir čia susirinkusieji po aktyvacijų vairiausių. Visi sveiki, gyvi, saugus, susirinkome ir tikrai gera jūs visus matyti. Tai aš iš karto pristatysiu, o tada prie progų. Šioje diskusijoje, kurią inicijuoja Judu, taip pat ir Vilnius, Europos žalioji sostinė, yra uždaromasis renginys Europos judumo savaitės, nes šiandien viena tokių progų, kad yra minima tarptautinė diena be automobilio. Automobilio, man atrodo, niekada ir neturėjo visuomenės veikėja Dovilė Filmanavičiūtė, kuri jau beveik prisijaukino troleibusą. Man atrodo, čia su juo ir atvažiavai, čia jau tavo. 7? Ne mano tada. Labas, Dovilė, gera tave čia matyti. Sveiki visi. Atridėjusią paspirtuku. Silvestras Dikčius, kuris, man atrodo, ir sapnuose vaikšto, ir ieško tų žmonių, kurie vaikšto, ir praktiškai yra kaip tas mūsų čiurlionis, kuris bandydamas suprasti mūsų supantį pasaulį, neria į vidinės gelmes ir į savęs pažinimą kiekvieną kartą eidamas tos 5 ir 10 km. Silvestras Dikčius. Sveiki. Čia dabar reikia pareplikuoti turbūt. Tai, iš karto gali. Be abejo, kad aš daug komunikuoju vaikščiojimą, bet aš naudoju visą įmanomą transportą ir automobilį vairuoju, bet nereikia, mano tokia žinutė, kur ir šiandien bandysiu iš jos, nereikia užsidaryti ties vienu judėjimo būdu. Labai gerai. Automobilistam žinutė. Gerai, automobilistų irgi mes turime, bet prieš tai noriu pristatyti Judu direktorę Loreta Levulytė Staškevičienė. Labą dieną, kaip pati atjudėjote čia pas mus į Vingio parką? Sveiki, tai atriedėjau labai įvairiai. Riedėjau pirmiausia autobusu, paskui vėl autobusu ir kelionę baigiau paspirtuku. Čia susitikome, turime, liaudiškai tariant, automobilistą, kaip ir Silvestras užsiminė, Autobild redaktorius žurnalo, taip pat žmogus, kuris organizuoja ir renka automobilius, žmogus, kuris turbūt tarp automobilių praleidžia didesnę laiko dalį nei tarp žmonių. Ir šiandien jau su retro troleibusu pralėkė, žinau, pasivijęs jį, tai Vitoldas Milius, laba diena, ir kaip įspūdis tam retro troleibuse? Sveiki, jeigu klausimas apie tą būtent patirtį šiandieninę, tai tikrai sugrįžimas į vaikystę, nes turbūt toks troleibusas beliko vienas, kuris tam tikromis progomis išvažiuoja į Vilniaus gatves. Ir buvo įdomu prisiminti ir savo vaikystę, ir tą jausmą, kada stovi šalia troleibuso vairuotojai ir įsivaizduoji, kad pats vairuoji, ir aišku matyti kitų žmonių reakcijas, nes reakcijos buvo labai gražios, visi filmavo, fotografavo ir lipo į tą troleibusą, tai tokia mini retro troleibuso šventė šiandien buvo. Aš žinau, ir jūs, ir grįžęs dar vaikystę, kaip ir aš tai pasimdavau pianino kėdę, jūs sakėt bliūdą. Na, bliūdą puodo dangtį, jeigu iš tikrųjų. Ir važinėdavote, nes mano dar iki šiol yra svajonė neįgyvendinta troleibusą vairuoti ir aš manau, kad aš jį tikrai pavairuosiu. Yra laiko, Ignai. Jau taksi pavairavom, o troleibusas tiesiog tai būdavo 1,5 valandos maršrutas 16, kiekvieną stotelę, antram aukštai sėdė sesė ir jinai sakydavo stoteles, kai aš paspausdavau ten kažkurį klavišą vieną iš daugelio. Tai troleibuso vairuotojai arba atstovai čia, kurie yra, sakė, kad sunku troleibusą vairuoti tik pirmus 15 metų, paskui lengva. Ir su mumis Vita Vitkutė Degutienė, kuri turbūt ir pietauja su šalmu, kaip taip reikia suprasti, sveiki. Na, panašu, kai nereikia dirbti, tai visada su dviračiu. Tai... Ir vis minat. Dviračių entuziastai, žygio organizatoriai, čia jūsų dviratis, mes jį saugom ir prižiūrim. Iš tikrųjų dabar daug mažiau minu, bet esu tikrai už tai, kad žmonės judėtų, nesvarbu, kuo daugiau vaikščiotų, mintų, bėgtų, plauktų, tik judėjimas yra gyvybė. Tai visada norisi, kad kuo daugiau žmonių tą darytų ir užtat pati stengiuosi kiek įmanoma daugiau važiuoti dviračiu. Taip, nors mes čia propaguojame vieną ar kitą, norėjau sakyti, sporto šaką, transporto rūšį kažkokią, bet mes visi ir čia esantis Vingio parke ir už ekranų esame eismo dalyviai. Ir šiandien diskusijos tema yra, kaip mums visiems sugyventi. Na, galima suprasti iš žvilgsnių, kad mes tą kultūrą palaikome gatvėje, visko pasitaiko, bet galėtume taip retrospektyviai pasižiūrėti, kaip keičiasi. Ir šiandien žiūrėjau tokią nuostabią laidą Labas rytas Lietuva per LRT televiziją ir ten buvo užduotas klausimas. Vienok tarptautinė diena be automobilio, kaip jūs ką renkatės šiandien. Tai kas antras pasakė, kad pėstute,
kas trečias automobiliu, 7 procentai buvo dviračių, jeigu neklystu, dar toj pasitikslinsiu, 7 procentai dviračių, o 13 renkuosi viešai transportą. Loreta, kokie skaičiai pas jūs yra? Tikrai išsamesni. Tai tikrai skaičiai samesni, mes kiekvieną dieną Vilniuje yra atliekama tūkstančiai ir milijonai tų kelionių. Tai viešuoju transportu iš visam kelionių, modaliniam kelionių pasiskirstime atliekama viešuoju transportu kažkur apie 26 procentai visų kelionių. Tai iš tikrųjų nemažas skaičius. Dviračiais, paspirtukais ir kitais būdais irgi judam link panašaus skaičiaus. Na ir tą tikrai nemažą dar dalį, kol kas apie 48 procentai visų kelionių yra atliekama automobiliais. Taigi 52 procentai darniais būdais ir likusi 48 automobiliais. Tai jeigu mes šitą skaičių žiūrėtumėm šalies mastu, tai Vilniui tikrai turim pakankamai gerą situaciją, nes kituose Lietuvos miestuose kelionių, čia atmetus visus didžiosius miestus, atliekama apie 80-86 procentai būtent automobiliu. Tai tikrai labai didelis skaičius. Vilniui turim kitą situaciją ir aš tuo labai džiaugiuosi, kad metai iš metų judam ir vis po 2-3 procentus tų darnių kelionių daugėja. Bet tai yra susijęs su tuo, kad miestas labai daug investuoja. Investuoja į infrastruktūrą, investuoja į viešai transportą, į gatvių tinklo atnaujinimą, į eismo reguliavimo priemonės ir kitus dalykus. Tai tos investicijos tikrai duoda tą naudą ir grąžą per kelionių pasiskirstimą. Dovilė, sąmoningas pasirinkimas būti be automobilio? Ar šeimoje patikslink, turite automobilį, bent jau vieną? Šeimoje turim automobilį, bet aš neturiu teisės vairuoti automobilį. Gal ir gerai, ką? Ir net nebandėjai? Mano būdą žinant, gal ir gerai. Nebandžiau, kažkada buvau pradėjus laikytis vairavimo teisės, bet tuo metu tiesiog nuėjau dirbti į tokį dienraštį, kur labai svajojau patekti į žiniasklaidą ir man pavyko ir tada reikėdavo dirbti ten iki 11 valandos vakaro ir galvojau, matyk galas tas teisės, princesės turi vežioti. Ir tai vežioja, ir tu blaškaisi po pasaulį, ir matai, ir ten, ir Paryžių, ir kur tu ten būtum Lisaboną, irgi imi tą viešąjį transportą. Ir tą 7-ąjį, bent jau Vilniuje tikrai, kuo jis ypatingas tas 7-asis maršrutas ir apskritai troleibusas tavo gyvenime, kaip jis atsiradęs toks yra. Šiaip tai aš važiuodama paspirtuku čia galvojau, kas buvo tas kertinis taškas, kai aš pradėjau važinėti autobusu arba troleibusu. 7 troleibusu aš važiuoju į biurą, aš iššoku prie Mo muziejaus į 7 troleibusą ir važiuoju iki Žvėryno ir tada dar einu pėsčia į savo biurą. Tai jeigu taip grįžtant prie tos pačios pradžios, man atrodo, kad mano sūnus Kristijonas buvo tas pagrindinis argumentas ir priežastis, kodėl aš į troleibusą iš viso įlipau. Jam troleibusas, turbūt kaip daugeliu vaikų, yra kažkoks kosminis laivas, kuris važiuoja miestų, vienas su ūsais daiktas važiuoja, kitas be ūsų. Mama, kuom jie skiriasi? Tai mes turim tokią tradiciją. Mes pirmadieniais, šiandien jis sportuoja su tėčiu, bet dažniausiai pirmadieniais mes einam į sportą, Basanavičiaus gatvėje, tada einam į Mo muziejų, dabar negalime eiti, nes nauja paroda tik tai ruošiama. Ir tada mes sėdam į troleibusą arba autobusą ir važiuojam iki Gėlių stotelės, tai yra 2 stotelės, ir einam pėsti atgal link Rotušės namo. Tai yra mano absoliučiai turbūt nuostabiausias savaitės ritualas, bet šiaip Kristijonas man kažkaip nejučia priminė, kad troleibusu važiuoti yra kur kas ne tik kad tvariau, bet ir pigiau. Bet kokiu kitu būdu man pasiekti biurą, turbūt yra iki 10 eurų. Pavyzdžiui, jeigu aš kvieščiausi pavežėją, tai tokiu piko prieš darbą metu tikrai man kainuoja 8-9 eurus. Tai aš galvoju, tai gal mes geriau nueisim ledų už tos pinigus valgyti arba nusipirksim lėktuvo bilietą kažkur ir skrisim geriau pasaulio pamatyti. Tai ekonominės priežastys, bet tada kitas dalykas, aišku, jam tai džiaugsmas, bet man tai yra turbūt puikiausias būdas, žinant mano būdą vėl, ramiai važiuoti į dieną, pagalvoti, nelėkti akis išdegus, bet taip tiesiog pamastyti apie tai, kokia bus mano diena, paspaksoti per langą, tiesiog pajusti savo miesto ritmą ir man tai yra turbūt irgi toks suaugėliškas ritualas važiuoti troleibusu. O po to, kai aš pradėjau sūnaus paskatinta,
Tai dabar mes su Hebra ten, nežinau, išeinam iš operos baleto teatro nuogom kojom visos, nesgi su bateliais šalta, kaip dabar kitos senamiesčio, atrodo ranka paduoti, bet ne, mes sėdam į troleibusą, pavažiuojam, kažkiek ten porą tų stotelių išlipam jau, kur bariukas ir restoranas. Koks nors ten, nežinau, reikia ir šiaip ten važiuoti kokias nors Santariškės, tai jau vėl ekonominis skaičiavimas galvoj prasideda. Sėdai į autobusą ir nuvažiavai. Mes su Silvestru turim dar visokių bendrų istorijų apie tai, kaip kur važiuoja pirmas G, kur nestoja, kur antras G važiuoja, tai jis čia pratęs, bet aš esu troleibusų ir autobusų entuziastė ir kažkaip man atrodo, kad mano pavyzdys turbūt yra toks priminimas, kad tai tik tai įpročio reikalas. Nes man anksčiau atrodydavo, aš visur vėluoju, tai kviečiu dabar tą Boltą ar bet ką, nes taigi bus taip greičiau. Tai nei aš kur vėluoju, nei aš kažkaip trumpiau užtrunku troleibusu, absoliučiai. Ir tada kitas dalykas, tai stereotipai. Nes šiandien irgi dabar ruoždamas į parką įsijungiau vieną iš informacinių laidų per televiziją ir girdėjau irgi gatvės apklausą. Tokia smagi diena, judu be automobilio, o visi kaip tyčia kalbinami žurnalisto atvažiavo į centrą automobiliu. Ir girdisi toksai, aš tarp savo pažįstamų, kai sakau, kodėl tu troleibusu nevažiuoji, girdisi toksai, ne, ta prasme, troleibusu, tai neįmanoma, nepatogu, nefaina, čia pilna tų žmonių, prigrūsta, čia tie žmonės gal ne visai tokie, kuriuos aš norėčiau matyti troleibusuose važiuoja. Visokios stereotipinės nesąmonės. Nemoka dažnai, kaip pasižymėti bilietuką šį. Nors programėlė kišenėje, ar ne? Tai aš dabar jau turiu užsičiaupti, nes mes vien su manim šnekėsime. Nes dar grįšim prie tavęs, dar grįšim prie tavęs. Važiuokim visi troleibusais, nebūtinai 7. Valio. Viešojo transporto ambasadorė. Tai gerai, yra pigumas, judėjimas darniau ir jaučiant Vilniaus miesto ritmą. Ir dar trečias dalykas, kad... Kiek visko nuveikti gali. Aš, pavyzdžiui, praėjusią savaitę pusę žurnalo Literatūra ir menas perskaičiau. Nes šiaip tekstai tokie sudėtingi, kad namie tai yra darbas. O troleibuse 7 atsisėdau ir štai, prašau, filosofų tekstai jau man į galvą sulindė. Taip, ir Silvestras žvelgia šiek tiek į viską giliau ir Dovilė užsiminė apie troleibusą kaip kosmosą, galbūt vaikystėje, ne veltui aš tau irgi tą Čiurlionį, apie kurį mes šiandien labai daug kalbam, kuris anksčiau už mus pasiekė tas žvaigždes ir šiandien girdėjome Nasui skambant jūrą. Silvestrai, apskritai, mes turbūt kiekviename žingsnyje renkamės, kaip, kur, su kuo susisiekti ir ką pasiekti. Ir čia turbūt yra tas esminis momentas. Na taip, judėjimas sudaro didžiulę dalį mūsų buvimo mieste, mūsų visos patirties. Čia buvo paminėta tokia detalė, kad Vilniuje visai neblogi tie skaičiai, daug žmonių juda įvairiai, o provincijoje kažkur tai, kitokie šiek tiek skaičiai. Tikrai aš pastebiu, kad provincijoje žmonės labai juda daug automobiliais, nes ten net ir nėra jokių svarstymų. Tai Vilniuje, dabar mes turbūt koncentruojamės šitame pokalbėje vis tik tai sostinė daugiausiai, čia mes galim judėti visais įmanomais būdais. Mano kelionė, čia papasakosiu šiek tiek irgi, kaip aš pradėjau, iš tokio paprasto troleibuso keleivio ar autobuso, kai buvau studentas Vilnietis, kai man buvo 25 metai, aš grįžau iš milijoninio miesto, kur pusę metų tiesiog buvau išvažiavęs magistrantūros studijose ir aš galvojau, kad išprotėsiu aš čia tam Vilniui. Neįmanoma, buvo 2006 metai, buvo tokio dydžio kamščiai, dabar tikrai transportas, visas pralaidumas yra daug geresnis. Tada aš neturėjau dar savo automobilio ir aš pradėjau minti dviratį. 2005-2006 metais mindamas dviratį tu atrodė kaip keistuolis, nes tik vaikai važinėjo iš esmės. Labai nedaug buvo dviratininkų dar. 11 metų miniau tą dviratį, bet situacija per tos 11 metų beveik negerėjo. Vis valdžia žadėdavo, kad atsiras takai, kad kažkokia tai situacija pagerės, bet žiemą dažniausiai nemindavau, žiemą važinėdavau viešuoju, paskui įsigijau automobilį ir taip po truputį pildėsi mano ta skirtingų transportų, skirtingų judėjimo būdų patirtis. Vėliau nusprendžiau, kad vaikščiojimas man jau kaip tokiam, virš 30 buvo gerokai, vaikščiot labai sveika. Pradėjau tą vaikščiojimą priimti kaip kažkokią tai sportinę dalį, integruoti savo kasdienybę, tokio sporto nemažai ir tapau tokio viso įmanomo transporto naudotojas. Automobilio tik prieš 4 metus atsisakiau, bet tą laiką, kai man reikėdavo, jo išsinuomodavau. Ir mes turbūt ateisim į kitos dalies, bet kai tu naudoji visą įmanomą transportą, tu tampi labai toksai
pakantus ir supratingas visiems kitiems, nes tu matydamas tos pėsčiuosius, kurie ten nori kažkaip tai pralėkti dar per raudonai užsidegant ir vairuotojus geriau supranti. Tai mano tokia patirtis, kad kuo aš daugiau skirtingo transporto naudoju, tuo aš atrandu ir miestą kitaip ir visą laiką renkuosi. Nes kai tu turi automobilį, kai tu esi pririštas prie jo, tu dažniausiai net nesvarstai, kaip čia man dabar, na, puikiai vasaros diena, pavyzdžiui, arba puikiai rudens diena. Ir vis tiek tu sėdi tą mašiną, sėdi tą kamštį ir ten jau būni tam kamštyje. Mano atveju aš galiu pasirinkti tokį malonumo skaičiavimą labai greitai atlikti. Ar man bus čia, kiek man reikės eiti, jeigu 20 minučių ir gražus oras ir turiu laiko, aš nueisiu pėsčiomis, galbūt pavažiuosiu viešuoju porą stotelių ten, kur palei judrias gatves, o jeigu reikės paskubėti, gal įsėsiu ir kažkokį tai, na, pavėžėjo automobilį arba įsinuomosiu elektromobilį, kas Vilniuje irgi įmanoma. Tai vyksta daug dalykų galvoje, kaip tą maršrutą susidėlioji, bet galutinėme rezultate, vat ką ir Dovilė sakė, ir paskaityti gali tame troleibuse, ir pailsėti eidamas, paklausyti muzikos, kažką tai pagalvoti ir tas mintis susidėlioti, žodžiu, mano pasirinkimas yra būti viso transporto naudotoju. Taip, iš tiesų, tu paminėjai jau tam tikrą pokytį, kad tikrai infrastruktūra gerėja ir pats asmeniškai irgi su dviračiu čia ir atminiau, ir prie namų ten tiesiami tie takai. Loreta, kitų šalių, kitų miestų, didmiesčių, sostinių pavyzdžiai, kaip mes į juos atsižvelgiam ar neatsižvelgiam ir ką bandome pritaikyti formuojant tą darnaus judumo politiką čia Vilniaus mieste. Tai kalbant apskritai apie miestus ir miestų tą planavimo istoriją, tai jinai pas visus yra labai skirtinga. Turbūt galėčiau skirti daugiau vakarų Europoje, kur miestai iš karto buvo planuojami viešajam transportui, tam darniam judumui, traukinių eismui ar autobusų, troleibusų. Tai ten iš karto buvo numatomos tos vietos, paliekama gatvių tinklas ir pločiai tam tikri tam viešam transportui. Tai skirtingi miestai turi tą turbūt skirtingą miestų planavimo istoriją ir skirtingą tą startinę poziciją darnaus judumo prasme. Europoje, kokiais 2002-2007 metais tuo laikotarpiu buvo pradėti kurti darnaus judumo planai, atsirado reguliavimai dėl darnaus judumo. Na ir jau kokiais 2017-2018 metais dauguma miestų pradėjo rengtis darnaus judumo planus ir juos įgyvendinti. Tam darnaus judumo plane numatyti siekiai, kaip mes sieksime, kad pasikeistų judėjimo modos. Tai yra daugiau, kad viešuoju transportu žmonės keliautų, dviračiais, paspirtukais ir taip toliau. Kartu su šitu judėjo tas ir miesto funkcinių zonų planavimas, kad laisvalaikio zonų atsirastų daugiau, tas socialinės infrastruktūros kūrimas, kad žmonėms būtų gera eiti, būtų žalia, gražu ir taip toliau. Tai tuos principus visus po truputį visi miestai pradėjo įsigyvendinti. Bet nuo ko pradėjau, kad kiekvienas miestas yra savitas ir lygintis pas ką geresnė ta infrastruktūra ir geresni sprendiniai, tai turbūt būtų neteisinga, nes visi miestai yra saviti savo miestų, kaip pasakyti, vieni ir turi tą radialinį planavimą, kiti turi spindulinį, na, labai įvairiai. Ir miestai vieni iš kitų mokosi. Tai man tai labai patinka tas patirties perėmimas, kai vieni su kitais diskutuojam, pavyzdžiui, kokioje vienoje mes turim labai gerą ir sako, viešai transporto infrastruktūra labai gerai išvystyta. Dėl pėsčiųjų dviračių, sako, dar turime kur tobulėti ir žiūrim į Kopenhagą. Pas juos labai viskas puikiai, turi dviračių magistralinius jau kelius ir greitkelius, net kaip žmonės keliauja. Turbūt važiuojant į Oslą, ką semėmės vieni iš kitų, tai Oslyje turi daug inovacijų. Pas juos jau važiuoja ir išbando autonominį transportą. Tai pernai metais mes irgi Vilniuje išbandėm mažą autobusiuką, paupį, irgi važiavo žmonės, naudojosi. Tai tas technologijos. Tai iš įvairių miestai vieni iš kitų mokosi. Dauguma sostinių iš tikrųjų iš mūsų mokosi apie dviračių infrastruktūros plėtrą. Tai nuo to, kaip ir pateikė Vilnių kaip gerąjį pavyzdį, kaip prieš keletą metų mes turėjom apie 40-60 km dviračių tankų tinklą, tai šiai dienai mes turim 172 ir turim nusimatę ambicingą planą, kad iki 30 metų atsirastų kažkur apie 270 ir daugiau. Galbūt prieisim tokį tašką, kai pradėsim irgi planuoti jau magistralinius ir greito susisiekimo dviračių takus. Tai
Vilnius šitoje vietoje mus naudoja kaip gerai pavyzdį. Kitas aspektas tai yra viešasis transportas. Tai konferencijos ir visur aš džiaugiuosi, kad Vilnių taip pat mini kaip gerą pavyzdį, kad Vilniaus miesto savivaldybė per pastaruosius 3 metus įsikėlė tą ambiciją atnaujinti visą viešąjį transportą ir atnaujinti ne bet kaip, bet darniai. Tai būtent, kad įsigijamos bus elektrinės transporto priemonės, tai jos aplinkai draugiškos, be išmetimų. Tai iš tikrųjų irgi labai įspūdingi tie skaičiai ir šiai dienai irgi judam su tuo, kad mieste 2026 metų pabaigoje, 2027 įsilietų į sistemą kažkur apie 300 elektrinių autobusų. Tai iš tikrųjų skaičiai labai džiuginantys. Na ir po truputį investuojame į viešąjį transportą. Pernai metais įsigytas 91 autonominis troleibusas, jau galima pamatyti čia. Na ir kitais metais jau sostinė turėtų pasiekti į metų pabaigą pirmieji trečiai troleibusai, kurie leis užtikrinti dar didesnį komfortą keleiviams ir prisidės prie to pasirinkimo. Taip, troleibusai, kurie į Vingio parką gali atvykti, jie gali be savo tų ūsų kokius 20 turbūt kilometrų, ar ne, įveikti. Taip, iš tiesų, nėra turbūt tokios Europos sostinės, kur nebūtų skirtas dėmesys tvarumui, viešajam transportui, dviračiam ir taip toliau. Skirtingi miestai, skirtingi išsidėstymai, netgi yra tokių šalių ir miestų, kur yra apmokestinamas vairuotojas sėdintis spūstyse. Ir čia buvo toks iškeltas ir klausimas ir aišku, turbūt nelaikas ir ne vieta dar kalbėti apie Vilnių, bet mes prieinam prie to įpročio formavimo, ar ne? Nes tarkim Vitoldas šiandien be automobilio negalėjo niekaip. Galėjau. Bet iš tikrųjų turbūt automobilistams yra 2 žodžiai Lietuvoje. Ir beje, jeigu Ignai prieš tai kalbėjom, kad jeigu tai būtų sporto rūšis, tai automobilistai šiandien laimi pagal tuos procentus, ne, tai mes laimim. Tai yra visų pirma turbūt patogu vienas žodis, antras žodis yra įprasta. Tai įpročius mes keičiame turbūt lėčiausiai už viską pasaulyje. Ir prie ko pripratę turbūt dėl to ir net nebandom lipti. Aš iš tikrųjų, koks automobilistas bebūčiau, bet bandau ir šiandien bandžiau važiuoti troleibusu, dažnai važiuoju dviračiu, važiuoju motociklu, vienu žodžiu, važiuoju su visko, kas važiuoja. Tai turbūt tam ir yra, kad aš susigaudau tose skirtumuose ir tikrai pripažįstu, kad ne visiems žmonėms, kurie šiandien važiuoja automobiliu, reikia juo važiuoti mieste. Bet yra tokių žmonių, kuriem kitaip neįmanoma. Bent jau šiandien, pagal mūsų miesto struktūrą, pagal miesto plėtrą, urbanistinę formulę, yra žmonių gyvenančių tokiose lokacijose ir pagal jų veiklas arba poreikius, ten vežti vaikus į skirtingas vietas, ar dar kažką suspėti praktiškai yra neįmanoma. Tai arba iš vis neįmanoma, nėra tenais tokio transporto, nes žmonės nebūtinai gyvena visi ten, kur Dovilė gyvena, sakykime, kiti gyvena kažkur šiek tiek toliau už miesto ir tikrai ta miesto transporto situacija nėra vienoda. Bet tikrai ta kita žmonių dalis galėtų pabandyti ir turbūt suprasti, kad labai nesunku yra, kaip sakė, sužinoti, kaip išsimušti talonėlį ar kitus dalykus, tikrai kaip ne raketų mokslas ir tikrai dalį bent jau savo važiavimų galėtų perkelti į kitokias transporto rūšis. Ir tikrai man ir pačiam taip atrodo, kad vienas iš didžiausių proveržių tai tikrai yra dviračių takų tinklo, tos infrastruktūros gerėjimas ir jeigu tie planai dar tokie ambicingi, kaip girdėjau, tai tikrai bus labai neblogai. Aš praeitą savaitę buvau Olandijoje, tai Eindhovene, kur kartais net nesupranti, kas čia vyksta, galvoju, dviračių maratonas, ne, sako, žmonės į darbą važiuoja. Nu gerai, nes ten tūkstančiai žmonių važiuoja visi į darbą. Tai tiesiog po truputį, po mažą žingsnelį, aš manau, kad žmonės įpročius pakeis. Ir tie paminėti kiti miestai arba mažesni miestai arba regionai iš tikrųjų tikrai dar pakankamai matyti ilgam laikui liks prie automobilių. Ir tai irgi nėra kaip nors blogai. Automobilis nėra blogis. Automobiliai irgi ir tobulėja, ir švarėja, ir viskas su jais yra gerai.
O jūs Vita į darbą judat taip sportiškai nusiteikus kiekvieną rytą? Anksčiau tai su dviračiu važiuodavau, dabar kadangi visai ganėtinai daug darbų yra ir Vilniaus miesto savivaldybei, tai rečiau važiuoju dviračiu. Taip. Tai, bet iš tikrųjų tai noriu pasidžiaugti labai gerų didžiulių pokyčių, vat, kas matosi man. Čia laikotarpį imam. Imam kokį 10-metį, kai apskritai nebuvo minančių moterų. Jeigu prieš porą metų būtų šita diskusija, tai sakyčiau 100 moterų minančių, dabar yra 1000 moterų minančių. Jūs prie to prisidedat, organizuodama žygius ir tai visą jau vos ne 10-metį, ar ne? Bet ir visą tą atmosferą, vat, kas liečia ir keliuose, ir vairuotojų santykis su dviračiais, dviratininkas, nu, iš tikrųjų tai yra didžiulis proveržis į gerąją pusę. Mes dalinamės keliais, žmonės supranta, kad vis tiek reikia fizinio krūvio, ne tik dėl sveikatos, bet ir dėl emocinės sveikatos, nes vis tiek lietuviai mes pirmaujame širdies kraujagyslių mirštamumo pagal pasaulinę sveikatos organizaciją. Tai ką mes turim treniruoti širdį, savo kraujotaką. Ir tarkim, Lietuvoje kas 3 vaikai iš 10 turi dviratį. O Olandijoje, vat, kaip gerbiamas Vitolas sakė, 9 iš 10 turi dviračius. Ir va dabar tas didžiulis toks proveržis, tai tikrai labai džiaugiuosi, kad ir Vilniui tai ypatingai matosi, kad yra lyderiaujantis miestas. Ir dėl dviračių takų, ir įvairios bendruomenės kūrėsi. Tai statistika labai džiugina. O kaip jūs pati atradote tą minimą? Aš nuo pat vaikystės minu. Mano pirmieji sutaupyti pinigai taupykliai, su tėčiu plaktuku sudaužėm ir važiavam nupirkti man dviratį. Tai minu nuo pirmųjų dienų. Tai tokia pas mus yra tradicija šeimoje, nes ir senelis, dėdė mano ir visa šeima mes visi važiuojam dviračiais. Taip, ir matau, net ir sėdėdama, bet dviračio jūs vis tiek su šalmu. Bet kalbant apie tą saugumą, jūs televizijose, Vitoldai, šiandien iš vienos į kitą bėgiojat, kalbėjot apie to eismo dalyvius ir apie tą saugumą. Niekas kitas, jeigu ne tu pasirūpinsi juo. Žinoma, likimas yra likimas, bet ar mes padarom nuo savęs, kas priklauso viską? Tai turbūt tik pats žmogus gali apsaugoti save geriausiai. Tai kalbant apie šalmo dėvėjimą, beje, labai nustebau Eindhovene, kad didžioji dalis žmonių važiavo be šalmų ir klausiau... Tame pačiame Amsterdame. Jo, klausiau pas kolegas, Olandų, sakau, kas čia per variaciją saugumo. Tai jie atsakė labai charizmatiškai, sako, žinok, Olandai labai mėgsta vėją plaukuose. Nu, supratau, tą vėją plaukuose, jeigu aš būčiau ieškojęs vėjo plaukuose, kai startuodavau MTB tauriai, tai vieną kartą finišavau galvą į reiškia, žvyrą. Ir turbūt tai buvo visiškai kertinis, reiškia, įrodymas, kad vienintelis dalykas, kuris tave gali išgelbėti, tai yra šalmas. Tai visiems absoliučiai tiek radio laidose pasakojama apie tai, kaip svarbu, kad tu būtum matomas, kad tave matytų visos tos lemputės, ryškios aprangos, nesvarbu, dviratininkui, motociklininkui, kur tu esi stipriai pažeidžiamesnis negu sunkvežimio vairuotojas, sakykime, turi pats padaryti tuos bent jau minimaliausius žingsnius tam, kad pats save apsaugotum. Niekas kitas to negalės padaryti, nes vairuotojų irgi yra visokiausių, labiau atidžių, mažiau. Dabar mūsų tas pasaulis nukeliavęs į telefonus tikrai atima iš vairuotojų dėmesio dalį, kas yra tikrai labai pavojinga. Na ir jeigu dar yra nematomų judesių, judėtojų po gatves, nesvarbu kokiam transporto priemonėm, tai tampa vis pavojingiau ir pavojingiau. Tai tikrai tik tai patys galim tuo pasirūpinti. Silvestrai, eismo ta kultūra ir saugumas. Šiek tiek pareplikuoti, kad be abejo labai svarbus saugumas ir tai svarbiausias dalykas, bet reikia atskirti šiek tiek tuos dviratininkus, kurie mina aplink Vilnių, sportiniais tikslais, jie važiuoja daug kilometrų, važiuoja gatvėmis, iš esmės keliais, kur važiuoja automobiliai. Ir atskirti tuos miesto dviratininkus, kurie važiuoja ten 4 kilometrus į darbą, tais dviračių takais. Ir toksai reikalavimas dėvėti šalmą, ten buvo net sugalvoja, kad liemenę tu turi dėvėti. Jis yra dažnai atgrasantis faktorius, nes tokiame veiksme kaip dviračio įsitraukimas, tikrai daug metų važinėjau dviračiu, kuo tau sudėtingiau tenais reikia apsirengti kažką, tai
tuo tu mažiau norėsi tuo naudotis. Paprastumas visą laiką yra taisyklė. Dėl to reikia kažkaip įvertinti, kad saugumas turėtų ateiti ne tik iš vien tik dviratininkų, kad jie tarsi kaip kalėdinės eglutės turėtų lemputėmis apsikarstę važinėti, bet vairuotojai turėtų kažkaip irgi atsakingai žiūrėti į tai. Tai yra bendros tokios kultūros ugdymo dalis, bet vėlgi, jeigu mes siekiam, kad miestas turėtų mažiau automobilių, įsivaizduokim, kad vieną dieną štai Vilniuje 20% mažiau mašinų. Man atrodo, visi būtų laimingi. Tiek, pavyzdžiui, kai būna Liepos mėnesį. Mes atsikeli vieną dieną spalio 3, o štai mašinų 20% mažiau. Tai ir vairuotojai džiaugtųsi, ir visiems patiktų. Galbūt kur tie žmonės tada, kaip jie keliauja. Na, tai dalis turbūt viešajame, dalis galbūt dviračius mina, bet jeigu mes kursime labai sudėtingas taisyklės tiem visiems dviratininkam ir galim sakyti, tada ir pėstiesiam gal reikia šalmus, pavyzdžiui, dėvėti. Na, aš čia taip provokuoju šiek tiek, kad nebūtų mūsų diskusija vien tik tai toks pokalbis, kaip čia viskas yra šaunu. Vita apie taisyklės tas. Prieš kiek metų buvo keista, kad reikėjo mašinoje atsisėdus diržą prisisegti. Atsimenat, kaip buvo keista? Buvo. Ir kai kuriuose šalyse aš po to važiuodamas tenai, tai tą šalį galima įvardinti, Sakartvelas, kai aš prisisegiau tenai diržą, manęs paklausė, sako, ką tu čia darai? Sako, aš prisisakau, aš kitaip negaliu. Sako, kokia problema? Sako, gėda. Taip, bet dar mes turime ir telefoną prie vairo, kuris dabar turbūt kas antras vairuotojas, gal kas trečias, kuris dar naudojasi važiuodamas ar stovėdamas sankryžoje. Sąmoningumas tiek keičiasi ir dėl to šalmo, aš tai gal tai turėtų būti įprotis, nes aš dabar sužinojau, kad iš tikrųjų paspirtukininkų ir dviratininkų statistika yra viena sužalojimų. O kai gydytojų paklausiu, sako, pas mus dviratininkų beveik niekada neatveža, visą laiką atveža paspirtukininkus. Tai dviratininkai daugiausia dėvi šalmus, o paspirtukininkai mažai kas dėvi. Apskritai Ten vertinant. kritimas visiškai kitoks iš tikrųjų. Taip. Nuo paspirtuko nukristi ir susitrenkti galvą yra kitaip, tiesiog kitokia dinamika važiavimo, kitoks stabdymas ir krentamės kitaip nuo dviračio nei nuo paspirtuko. Jeigu vaikai turi dėvėti šalmą, tai jeigu jis turės įprotį, tai jam bus net klausimų nekils. Aš kažkaip vis tiek esu toj pusėje, man iš medikų šeimos pati medikė, tai aš visada sakau, tas šalmas tokioj smulkmenoj, išvažiavus iš namų gali ir gyvybę išgelbėti, nes dviračių takuose, jeigu taip atvirai kalbam šiandien, tai aš tikrai netaip saugiai jaučiuosi kaip kelyje. Nes ten ir sausinėm, ir visi lekia, bėga, šunys vedžioja, iš tikrųjų turi labai būti budrus ir vis tiek norisi ir tą kultūrą kelio dalinimosi. Ir dar mamos su vežimėliais įvažiuoja į dviratininkų. Tai taip jau reikia atidos. Tai šiaip labai Vitoldui pritarčiau, kad iš tikrųjų mes turim patys būti sąmoningi ir matyti, čia ne tik apie dviratininkus kalba eina mieste. Ir vėl čia man kažkaip viskas mano Kristijonas susiveda. Jisai važiuoja paspirtuku kiekvieną dieną į darželį ir atgal ir net kalbos neina nuo pat tos dienos, kai jis ant jo atsistojo, kad jisai privalo dėvėti šalmą. Ir jam tai yra kaip refleksas, kad jeigu aš lipu ant paspirtuko, aš užsidedu šalmą. Dar kalbant apie pėsčiuosius, aišku, turbūt gatvės, tai dar truputį kitas žanras negu ten ėjimas šaligatviais ar ne, ten į darbą ar kažkokį tai pasivaikščiojimą, bet dabar jau tas metas, kada iš tikrųjų, kai turi mažą vaiką, supranti, kokie mes visi tamsus tose gatvėse, kaip mūsų nematyti juose ir tada norisi tik tai apklijuoti visais įmanomais lipdukais, atšvaitais ir būti pačiam atsakingam už save. Ir kaip Vita sako, gal jau geriau tas perteklinis šalmas, negu ištaškytas smegenis. Atsiprašau už leksiką, bet iš tikrųjų. Amerikoje, man atrodo, yra motociklininkų grupės, kurie atsisako važinėti su šalmais, bet jiem draudimas negalioja. Skaičiuotas viskas. Motociklininkai irgi yra lygiai, gal net ir dar didesniai rizikos grupiai negu dviratininkai dėl daugelio dalykų, dėl greičio ir lygiai visiems yra tas pats pasakymas, kad turi važiuoti taip, beje ir dviratininkui taip pat yra, lyg tavęs niekas nematytų. Tai tu taip turi elgtis, nesvarbu, kiek tu bebūtum teisus, kiek bebūtų pagrindinė tavo gatvė, turi susižiūrėti pats, nes tu esi toj jautresniai zonoje ir po to pasiekmės tau pareina, nesvarbu, kiek teisus bebūtum. Loreta, kaip reikėtų vertinti eismo dalyvių kultūrą, žiūrint gal net ir kažkokius skaičius ir saugumą ir avaringumą?
Tai ką Vita ir paminėjo, tai turbūt vat ir mes irgi su medikais bendram, su kelių policija, tai tikrai labai daug įvykių yra, kai su paspirtukais važiuojantis žmonės yra sužalojami ar susidūrimai su automobiliais, ar vieni su kitais, ar su tuo pačiu dviračiu. Tai turbūt tas balansas, turim balansuoti vieni su kitais, tas gatvių infrastruktūra ir gatvėje mes turim, kaip pasakyti, vieni prie kitų taikytis, vieni kitus pastebėti, nes dviračių pešių takai yra labai artimai vieni kitų ir tas saugaus greičio ypatingai pasirinkimas, dviratininkams, kur yra integruotas takas į bendrą eismą, tai yra labai svarbu įsivertinti savo, kaip pasakyti, įsivertinti savo galimybės, įsivertinti tai, kad susidursi su pešiaisiais, su mažamečiais vaikais, kurie galbūt važiuodami tuo dviračių taku neturi tiek patirties ir visada juos ten suaugę lydi ir jie ugdosi dar tą įprotį keliauti dviračiu. Tai tas, kaip pasakyti, gatvės ir gatvių infrastruktūra, kurią mes turim, tai jie turime dalintis ir suprasti tai, kad jeigu mes norim keliauti darniau, tai reikalingos tam ir, tarkim, A juostos. Natūraliai tai suprantama, kad gali, kaip pasakyti, pasikeisti automobilių judėjimas, eismas, nes viešuoju transportu mes vienam autobuse pravežam, tarkim, vienu metu 70, 80, kartais ir 100 keleivių. Tuo metu, jeigu pastatytumėm į tą pačią liniją automobilius, jų būtų ženkliai daugiau. Tai tas dalinimasis gatve, nes miesto gatvės yra neguminės, jos yra tokios, kokios yra ir perskirstimas tarptų eismo dalyvių yra labai svarbus. Yra toks pasakymas, kokiai judėjimo rūšiai kursi infrastruktūrą, tokia ir turėsi dominuojančią. Tai tas balansas, mes mieste siekiam turėti tą balansą ir, kaip ir minėjau, iki 30 metų pasiekti tuos rodiklius, kad apie 70% kelionių Vilniuje būtų atliekama darniai. Tai tam reikalinga kurti infrastruktūrą ir tas balansas judėjimo. Jums klausimas, eismo dalyviai, kurie čia susirinkę, susėdė, jūs galite pasivaišinti, nemokamas Vilniaus vandenų vanduo. Galite prisipilti savo gertuvės, o čia originalios gertuvės. Pakelkite rankas, kurie eina į parduotuvę apsipirkti pėstute. Sakyčiau, pusę pakėlė, pusę. Nes nežinau, ar girdėjote ar ne Silvestro pasakymą apie parduotuvę, kaip ten reikia eiti ir ką išlošti ir ką neišlošti. Bet tai ir turbūt yra nuo tų mažų žingsnelių ir sprendimų mūsų galvose. Čia, jeigu mes kalbame apskritai apie miesto tvarumą, apskritai apie tvarumą, apie mūsų paliekamą taršą, tai aš turiu sugalvojęs tokių eilę tvarumo hekų arba praktikų slaptųjų. Tai čia turbūt apie tai klausimas yra. Tai viena iš jų yra, kad norėdami sumažinti savo stipriai taršą, galbūt ir sutaupyti pinigų, ir sveikesni būti, ir geriau jaustis, turbūt sportuoti, turėtume eiti į parduotuvę pėsčiomis, nes nutinka ten iš tokio paprasto veiksmo labai daug visokiausių smagių dalykų. Pirmas dalykas tai be abejo, kad mes jau einam, nesukuriam taršos, negeneruojam CO2, nepaleidžiam kažkokių tai kietųjų dalelių į atmosferą, puiku. Pajudam, vėlgi mums gerai, parduotuvėje tada kas vyksta. Jeigu mes atėjom pėsčiomis, greičiausiai mes nusipirksim tik tai, ko mums reikia. Vat pagal sąrašiuką. Nestversim kažko tai tenai su akcija, neprisipirksim nereikalingų daiktų. Aš tiesiog pastebėjau iš savo gyvenimo, kai nebeturiu automobilio, aš einu į parduotuvę pėsčiomis, kadangi valgau daug daržovių, dažniau tai man tenka daryti, turbūt negu kartą per savaitę. Tai nebeišmetu maisto, nes neprisitempiu jo per daug tiesiog. Tai gaunasi čia dar vėlgi tokia ekologija iš to, kad ir maisto šaldytuve nesugenda, nes tu neprisiperki jo per daug. Toks paprastas veiksmas, kaip eiti parduotuvę pėsčiomis. O dar yra kebabo kelias, žinai, kas tai yra? Ne, papasakok. Eini iki kebabo, suvalgai kebabą Rydenies atgal? Ir pareini iš kebabo. Tai čia yra, man Valda Musvydaitė sakė, kad tai yra legalus būdas valgyti kebabus. Tiesiog turi nueiti iki jo, suvalgyti ir tada pareiti. Ta išsilygina tada balansas. Čia jeigu kalbam apie kalorijas, tai mes į kalnus su draugais, kai nueinam ir rodo, kad mes per dieną sudeginam 3000, pavyzdžiui, kalorijų, tai be jokio skausmo gali tiek visko valgyti, bet gali ir Vilniui visą dieną vaikštinėdamas su reikalais kokias 1,5 valandos 2 labai daug kalorijų sudeginti ir taip legalu tada eiti iki tokio kebabo. Kaip judu atsižvelgia į tuos visus tvarumus, darnumus, kartais tas tvarumas jau būna toks, jau atrodo jau nuvalkiotas, jau per daug madingas, bet akivaizdu, kad rūpi tas Vilniaus miesto ritmas, judu kitaip. Tai turbūt
tas vertinimas tai labai, kaip pasakyti, įvairus. Mes stebim kiekvienais metais, kaip keičiasi tas judėjimas mieste. Tai kiek žmonių keliauja viešuoju transportu ir tie skaičiai tikrai yra didėjantis. Bet čia galbūt daugiau norėčiau pakalbėti apie tą įprotį, ką ir Vitoldas minėjo. Tai tikrai miestas daug investuoja, kad atsirastų ta infrastruktūra darnaus judumo, bet reikia kiekvienam pradėti nuo savęs ir pradėti keisti tą savo įprotį rinktis keliauti automobiliu. Tai mažoms kelionėms vietiškai galima tikrai puikiai keliauti pėsčiomis, viešuoju transportu, tais pačiais paspirtukais ar dviračiais. Labai sunku pakeisti įprotį ir aš tą tikrai suprantu, bet mažais žingsneliais nuo savęs pradedant, vaikų darželį per seniausiai teko lankytis ir tikrai man paliko labai gerą įspūdį, nes vaikai nuo mažų dienų jie klausia, kodėl važiuoti automobiliu. Jie taip paprastai klausia, o kodėl važiuoti? Sako, kas čia bus blogai, apteršim gamtą, jau matos jau pamokyti. Pavyzdžiui, mano sūnus, jisai kažkada grįžo ir kažkada tėtis pasiėmė iš darželio automobiliu ir sako, aš noriu važiuoti kaip Eva važiuoja. Jis sako, atvažiuoja tėtis dviračiu ir sako, ir jinai dviračiu ir aš taip noriu. Tai vaikai iš tikrųjų yra tas, kaip pasakyti, ta terpė, kur mes galim jau pradėti juos ugdyti, po truputį tą įprotį keisti, bet reikia, kad ir mes kiekvienas tėvai tą darytume ir vaikai matytų tą pavyzdį. Ir kaip pasakyti, nuo šeimos pavyzdžio, nuo to įpročio, nuo mažų dienų jisai paskui tampa jau įpročiu visam gyvenimui. Tai kalbant apie tuos įpročius, tai mes stebim ir kaip ir minėjau, po tos 2-3% mes kiekvienais metais stabiliai matom, kad atsiranda keliaujančių darniai. O apie tvarumą kalbant, apie visus tuos rodiklius, tai CO2 išmetimai, oro tarša ir kiti dalykai, tai irgi matuojam. Tai šiemet turėjom tą tokį pilotinį projektą Senamiestyje, kur matavom tą poreikį įvesti mažos taršos zoną kartu su miestu. Ta tarša suprantama ne tik tai kaip oro, bet aišku ir garso tarša, vizualinė tarša ir įvairių tų taršos rūšių yra. Tai siekis yra, kad tos gatvės, ypač centrinėje miesto daly, kur tikrai automobiliu atvažiuoti jau dabar yra sudėtinga ir tenka kartais sukti ne vieną ratą, kad rastumėm tą parkavimo vietą. Tai centriniai daly, pasakyti, po truputį tas įprotis keičiasi. Žmonės senamiesčio prieigose pradeda palikinėti automobilį, ateiti į centrinę miesto dalį pėsčiomis ar atvažiuoti ten dviračiu. Turim centrinėje miesto daly šiek tiek sumažintą judėjimą, sumažintą greitį važiuojant paspirtuku, nes irgi yra tam tikri reljefai, kaip pasakyti, istorinis paveldas. Tai stebim tuos dalykus, vertinam visus rodiklius ir žiūrim, kokias priemonės mes galim diegti ir pasiūlyti miestų ir miestiečiams, kad tas judėjimas būtų dar paprastesnis. Vita, jūs organizuojate dviračių žygius, jūs aišku nuo vaikystės jau minate, kaip sakėte, bet jūs ir pakeitėt kai kurių žmonių įpročius. Kokios pagrindinės kliūtis, kad žmonės nenori keisti savo įpročių, persėsti ant dviračio vietoje automobilio? Daugelis moterų, kurios nedrįsta. Tik su moterim dirbat? Ne, su vaikais. Daug turim, globojam visas dviračių mokyklas Lietuvos. Ir, iš tikrųjų, skaičius liūdina, nes tik 20 dviračių sporto mokyklų turim visoje šalyje. Įsivaizduojat, kiek tai yra mažai per tiek savivaldybių. Bet jeigu grįžtant prie to klausimo, tai pagrindinis klausimas, ką moteris, kodėl jos nedrįsta sėsti ant dviračio dar, tai sako, aš bijau nukristi. Tada mano atsakymas, aš sakau, nemeluosiu, jūs krisit, visi krenta, kas važiuoja dviračiu, bet čia kaip ir gyvenime, krenti ir keliesi. Tai vienas tas išdrįsimas, atėjimas, pabandymas. Ir jeigu mes prieš 9 metus susibūrę moteris, mūsų buvo 47 ir beveik visos mynėm su miesto dviratukais, su krepšiukais, įvairiais ten krepšiais, tai dabar, kai suvažiuoja 100 moterų, tai jau visos jau sportiniais dviračiais, greveliais, jau ten, ta prasme, visiškai pasikeitusi dviračių kultūra. Tai pabandė viską ir tada viena kita per vieną kitą ir įtraukė tada. Kūrėsi bendruomenės, įvairios Facebooko grupės ir kaip tą pirmąjį skelbimą prieš 9 metus parašiau, gal kas nori pabandyti 100 numinti Facebook'e. Tai
sakau, pilnas kiemelis suklėgėjo. O buvo stebuklas, kad iš viso moteris važiuos į plentą, nes aš pati net dviračio Lietuvoje negalėjau nusipirkti, nes sakė, čia ne moterų sportas, važiuokit kur nors kitur ir visi nepalaikė, manęs net šeimos nariai niekas nepalaikė, kai jau norėjau pradėti sportuoti rimčiau. O Dovilė neprisijungė prie Vitos bendruomenės Aš dviračių? sakiau, Vitai, kai mes arbatos nuėjom pirkti, aš sakau, aš žiūriu, taip viskas atrodo nerealiai. Beta Nikolson irgi atrodo, kūdikėlis ant rankų, jinai. Šiemet gal nemynė, aš dabar galvoju, mynė, sesė Teodoro paglobojo, tai labai įkvepia. Nes man atrodo, kad va čia tai tikrai tu naudą darai ir galvai, ir širdžiai, ir dar su bendraminčių kompanija laiką leidi. Taip, nes iš tikrųjų tokie užslėpti dalykai, tu per dviračių sportą gali keisti šalį, didinti pačią pilietinę galią, nes aplink tave būrėsi laimingų žmonių bendruomenė. Kiek yra šeimų išsaugota, tarkim, kaip aš moteris sakau, apsipykstat šeimoje, atsisėskit ant dviračio, pravažiuokit ratuką, po valandos pas mus pasikeičia mūsų, mes kaip cheminė laboratorija esam, sumažės streso hormonų, išsiskiria endorfinai, sakau, ir tada kalbėkit su savo vyru. Sako, pasiemu šluotą, pralekiu, tikrai su šypsena grįžtu ir tada jau vyrai. Gal tu galėtum eiti ten į minam 100, pravažiuoti. Nu ir žinokit, toks ir gaunasi, kad vienas, kitas ir taip ir yra. Dabar suprantu, dėl ko Silvestras vis vaikšto, nes jam vis reikia kažkaip pagyti nuo kažko, ar kaip? Nuo vaikščiojimo endorfinai nemažiau gaminasi. Taip, fizinis krūvis. Na, nežinau ar pagyti, bet mes gyvenam tokioj polikrizės, iš tikrųjų laikotarpiu labai turim daug neraminančios informacijos, geopolitinė situacija, ne pati geriausia ir netoli mūsų. Daugybė visokiausių dalykų vyksta, vienus dirbtinis intelektas gazdina, kas čia dabar bus ir tas judėjimas natūralus be abejo, kad mums reikalingas, nes jeigu mes visą laiką leidžiam automobilyje kažkaip tai tik tai, kur mes nusikraunam, kur mes tą stresą paliekam. Aš turėjau tokią situaciją pernai metais lapkričio ir gruodžio mėnesį, kai dėl šeimos situacijos tiesiog turėjau vėl grįžti ir būti porą mėnesių automobilininku, nes tėvai sirgo, turėjau ir ligoninę važinėti. Tai aš supratau, kad labai esu patenkintas savo pasirinkimu kasdienybėj nevairuoti automobilio, nes, būdamas eisme, daug važinėdamas, tarkim, gruodžio mėnesį, tai milžiniškas stresas, jį kažkur tai reikia paskui padėti. Tai nežinau, kokias priemonės naudoja automobilistai, ar jie eina į sporto klubą, ar jie paskui mina dviračius, ar ką jie dar daro, bet iš esmės tą ir turim įtampą kažkokią, tai tikrai, kaip tenka vairuoti, susidurėmgi visi, kad ne visi tie eismo dalyviai tokie malonus, ne visi ir praleidžia, ir konfliktų ten kažkokių tai kyla kelyje. Mes Sakartvelė esu matęs tokį, kur išlindęs per langą tenais, nes neminėsiu, kaip jis keikėsi. Lietuvoje mes tokie nesam karšti, bet iš esmės tiek dviratis, tiek vaikščiojimas tai yra tokia natūrali streso nuėmimo priemonė. O kitas dalykas, tai įrodyta, kad ir kūrybiškumo tikrai užsikuria visos išjungtos smegenų dalys. Ir pavyzdžiui, aš profesinė prasme tikrai geriausias idėjas esu sugalvojus arba mindama dviračių, ten nuo verslo trikampio Gedimino prospektų link namų, arba einant kažkur, o be to, aišku, aš suprantu, kad aš kartais, kai pasidalinu socialiniuose tinkluose, kad štai 7 troleibusų ambasadorė ir vėl gatvėje. Tai yra buvę tokiu atveju, kai aš gaunu žinučių, kur man žmonės rašo, labai jau tau čia lengva ambasadoriauti, atvažiuok į Riešę prieš 8 val. Ryto ir pasižiūrėsim, kaip jau čia tau patiks tuo troleibusu, autobusu važinėti. Ir suprantu, kad aš važiuoju labai gerų laikų, kai jau visas miestas dirba 9:30 ryte ir kad važiuoju tuo centriniu maršrutu, kad man nereikia ten kažkur Riešiai gaudyti ten kas 20 minučių tą autobusą. Bet net ir išlipus iš to troleibuso mano privilegijos vis tiek gyvenime yra didžiulės, nes vaikščioti po Vilniaus senamiesčio už kaborėlius ir ieškoti visokių keistų kiemų, labai daug dalykų gyvenime sutvarko. Vitoldai, jūs kaip nesportuojantis vairuotojas atrodot labai gerai. Čia kuria prasme nesportuojantis. Sėdintis, kaip Silvestras sako, kaip jūs tenais. Tai yra mano namai, Vingio parkas, aš čia bėgioju. Tai kiekvieną takelį, žinau, aš kaip čia iš vaikystės orientacininkas, tai man reikia važiuoti kartais į mišką. Aš mėgstu ką nors veikti ne mieste, o miške.
Tai automobilis dažnu atveju yra labiau gerai, o kaip nusiraminti, kaip sako Silvestras, tai reikia, ką aš darau. Aš klausau Silvestro tinklalaidžių, jos labai ramina, iš tikrųjų vairuojant ir vairuojant, iš tikrųjų gali leisti laiką labai prasmingai, lygiai taip pat kaip vaikštant ar važiuojant dviračiu, skatina kūrybiškumą, lygiai taip pat daugybę idėjų galima susigeneruoti arba išgirsti, klausant daug įvairių dalykų. Mes turbūt visi pripažinsim, kad vis mažiau ir mažiau skaitom, tai yra, sakykime, kažkokios popierinės spaudos ar knygų. Tai nemažai žmonių, važinėjančių didesnius atstumus, tai nebūtinai po miestą, klauso knygas, klauso tinklalaidės ir nebūtinai tie visi automobilistai yra blogi žmonės. O kas taip sakė? Jo, taip niekas nesakė, bet aš gal dar ką sureflektuosiu, ką Silvestras sakė. Į tai, kad dažnai girdžiu tą mitą, kad viešuoju transportu yra ilgiau ir gal ten nepatogiau ir visokių kitokių ten dalykų. Bet ką rodo duomenys, kad jeigu žmogus važiuoja automobiliu iš taško A į taško B, tai natūraliai vyksta parkavimo dramos. Ir tos parkavimo dramos jos sukuria tiek taršą, nes ieškai vietos, kur ten palikti tą automobilį, kur išlaipinti ten šeimos narius, jeigu važiuoji su šeima. Ir dažnai vyksta ir tam tikrų netgi tarp keleivių tų važiuojančių automobilį konfliktų. Tai tų parkavimo dramų, kaip pasakyti, išvengti leidžia viešasis transportas. Ir jeigu paskaičiuotumėm tą laiką, kur jų ieškoma vietos automobilių ir taip toliau, tai tikrai viešuoju transportu ar kitais būdais yra žymiai greičiau, nes tu jau gali keliauti į savo tą vietą, kur tau reikėjo, ar į paskaitas, ar į mokyklą, ar į darbą, ir tau nereikia sukti tų ratų ir ieškoti parkavimo vietos. O tos aikštelės, atsiprašau, toj Silvestrai, užpildytos būna, kur su automobiliu gali privažiuoti iki mazgo viešojo transporto, palikti mašinas ir tada persėsti viešai transportą. Ar jos aktyvios? Vilniuje mes turim tokias 4 aikšteles, jos įrengtos miesto prieigose. Tai tomis aikštelėmis aktyvumas besinaudojančių ir kažkur turim apie 5-7%. Bet vėlgi čia turbūt Vilnius miestas susiduria su ta situacija, kad kiekvieną dieną iš Vilniaus rajono, regiono į miestą įvažiuoja apie 150 000 automobilių. Tai yra milžiniški skaičiai iš tikrųjų. Bet tam yra turbūt ir paaiškinimas, kodėl, nes regionuose visur yra sudėtingesnė situacija su viešuoju transportu. Miestas tą sprendžia, mes turim tas aikšteles, turbūt reikia labiau padirbėti dėl su komunikacija su gretimom savivaldybėm, kad tokias mes aikšteles turim ir miesto prieigose. Viena turbūt populiariausia yra Pociūno gatvėje prie Vilnius Outlet, kur atvažiuojantys iš Pilaitės, iš Buivydiškių, iš tos pusės naudojasi. Ir tai racionalus, sakyčiau, netgi pasirinkimas, nes palikus to aikštelį automobilį, viešojo transporto bilietas visai dienai kainuoja 1 eurą. Tai tikrai labai racionalu ir toliau viešuoju transportu yra greitasis maršrutas prie tos aikštelės, praktiškai prie visų tų 4 aikštelių yra po greituosius maršrutus, tai patogu keliauti. Silvestrai, neatšalo mintis? Čia tik sureplikuoti norėjau, man labai patiko tas terminas parkavimo drama. Wow, nebuvau girdėjęs, nes kai aš atsisakiau automobilio, vienas iš tų buvo labai tokia ryški parkavimo drama pas mane įvyko, tik tada nežinau termino. Ieškojau, kur pastatyti automobilį, šalia Lukiškių aikštės turėjau atsimti spaudą iš spaudos centro ir apie 20 minučių sukau ratus. Tiesiog buvo pavakarys, tiek buvo užkimšta. Pasimenu, dar Facebook'e postą po to parašiau tokį apie tą savo patirtį ir tai buvo tikra parkavimo drama. Ir kadangi tuo metu gyvenau Naujamiesty, nusprendžiau, kad viskas užteks, pagyvensiu be automobilio. Dar vienas dalykas, vėl prisiminiau į Dovilį, kai sakė, kad princesės reikia vežioti, tai man dar labai padėjo apsispręstas toksai suvokimas, kad kai tu turi vairuotojo pažymėjimą ir automobilį, tu dalį laiko toks šoferiukas būni. Vežioji visus ten draugės, žmonas, draugus, mamą, tėvus, o kai neturi, tai jie kažkaip patys ten susitvarko. Na, tiesiog, taip jau vyksta. Tai jau pačiam tenka skambinti, kad pabendrautų. Pats ten kažkaip savim tai pasirūpini, bet iš tikrųjų pagalvokim, kad tas žmogus, kuris turi automobilį, labai dažnai, ir aš stebiu ypač jaunos poros, tai tikrai labai išnaudoja kažkas kažką, kad nuvežtų, kad daug labai laiko tai reikalauja resursų. Čia buvo irgi man toks stiprus impulsas pabandyti gyventi be automobilio, kad turėt visą tą savo laiką savo ir kad tie, kurie
vat nori kažkur nukakti, patys pasirūpintų ir iš tikrųjų nukrito daug rūpesčių. O šiaip transportas, negaliu tavęs nepaklausti, kaip stebėtojo akilaus klimato kaitos. Tai transportas, kiek prisideda prie klimato kaitos ir į ką mes turėtume, kokius klausimus kelti? Galbūt neramius, nežinau. Dabar su tais neramiais klausimais, tai gal užteks čia jau daug čia tos neramybės vyksta, bet transportas iš tikrųjų yra didelis teršėjas. Lietuvoje apie trečdalį šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmeta, pasaulyje taip pat. Dabar kaip tik turėjau porą tokių ekskursijų praeitą savaitę, vedžiau grupę žmonių, mes ėjom po miestą, po Vilnių ir kalbėjom apie klimatą, apie judėjimą mieste ir viena iš jų aš parinkau tokią atkarpą palei Olandų gatvę, 5:30 vakaro. Mes susitikom prie Petro ir Povilo bažnyčios ir palei Olandų gatvę, kur yra kamštyje tuo metu. Apie 300 metrų paėjom ir po to sustojom su ta grupe, apie 20 žmonių, Vilniečių, kalbėjom, kaip jie jautėsi eidami, tai ko jie ten tik nepasakė, eidami palei tą gatvę ir stresas, ir noras iš vis dingti iš tenais, ir daugybė tokių nelabai gerų emocijų. Ir po to man dar atėjo tokia įžvalga gera, kad sakau, o žiūrėkit, jeigu ten būtų elektromobilių kamštis, tai nebūtų to kvapo baisaus tokio, nes tikrai, kai tu eini palei stovintį kamštį, tu užuodi, kad labai daug ten tų išmetamų dujų, CO2, tai bekvapis tos klimato kaitą sukeliančios dujos, bet visa kita, kas ten išeina. Tai man čia buvo toksai, tiem elektromobilių skeptikam toks šiek tiek nokautuojantis argumentas, nes jie vis tik neturi išmetamų dujų vamzdžio ir kai kamštis stovi elektromobilių, tai jis ir neteršia tuo metu. O būna, nėra toks įspūdis, kad kartais susidaro, kad mes nelabai mokame vairuoti. Ypač tomis dienomis, kai palyja, žinoma, tos sudėtingesnės sąlygos yra. Bet kaip jūs vertinat tą eismą automobilių Vilniaus mieste? Jeigu šiaip visumoje lietuviai nėra blogi vairuotojai, nes mes tikrai turim labai sudėtingas klimatinės sąlygas, ypatingai žiemą, ta mūsų žiema dabar vėlgi dėl kaitos turbūt irgi keičiasi ir mes per vieną dieną turim sniegą, ledą, vandenį ir ką tik tai nori ir prie viso to reikia priprasti, reikia tai matyti, tai tokiam bendram fone mes iš tikrųjų esam neblogi vairuotojai automobilio valdymo prasme. Ir jeigu atsiųsti čia kokį nors, vadinkim, ten iš pietesnių Europos šalių vairuotojų, jam čia būtų pakankamai sudėtinga vairuoti Lietuvoje. Bet mes turim tokią savybę, nes aš labai daug važinėjau visur kitur po pasaulį, vairuoju tenai, tai mes esam labai nekantrus, visumoje esam nekantrus. Ir tai, kad susidaro kažkokie kamščiai, kad žmonės yra skirtingi vairuotojai, o taisyklės yra padarytos visiems. Tame sraute, jeigu kalbam apie santykius automobilistų su dviratininkais ar motociklininkais, tai dar yra santykiai tarp automobilistų ir jų yra labai daug, tai užima didžiausią dalį. Ten automobilistui dviratininkai, kaip nors, reikia jį saugoti, išsaugosim, ačiū jam, pravažiavo ir viso gero. Bet tarp automobilistų vyksta didesnis karas negu tarp automobilistų ir kitų rūšių. Tai esmė yra tokia, kad mes visi turėtume mokėti sutilpti į tą vietą, kurią važiuojame, keliu ar gatve. Visos taisyklės yra paremtos vidutinių gabumų žmogui, ne Lietuvos ralio čempionato ten nugalėtojui arba dar kažkam. Tai visi turi sugebėti važiuoti panašiu tempu. Ir piktintis dėl kažko neverta, bet Igno pastaba yra teisinga, aš tą stebiu visą laiką, kad pirmasis sniegas, lietus ar dar kažkoks bent minimaliausias pokytis vairuotojų elgseną pakeičia gana stipriai. Ir kartais aš ir pats nesuprantu, žmonės, kas jums nutiko dabar, kodėl mes nevažiuojam. Bet nežinau, turbūt žmonėm neramu ir geriau tebūnie neramu ir nedaryti to, ko nesugebi, negu kad gal kaip nors, žiūrėsim, kas gausis. Tai geriau taip nedaryti. Labai praktiškas patarimas visiems. Būkime neramus savyje, ar eitume, ar mintume dviratį, ar panašiai. Ir po truputėlį jau pereiname prie to baigiamosios dalies. Jeigu turite klausimų, Eglė, kolegė, prineš mikrofoną, jums galėsite dar pasisakyti, paklausti, bet gal Loreta turbūt ir norėjote sureaguoti. Aš jau kartu ir klausiau apie tą sugyvenimą ir galbūt Vilniaus miesto tą ateities jau netolimą viziją, kalbant apie darnumą, tvarumą. Aš kažkaip prisiminiau Vitoldas apie pirmą sniegą, apie tas
ledus ir taip toliau. Tai bet kito miesto Paryžiaus patirtis yra tokia, kad iškritus tam pirmajam sniegui jie dovanoja mažesnės kainos viešo transporto bilietus visiems tą dieną. Tai vienas. Ir taršos, jeigu tarša pasiekia mieste tam tikrą ribą, irgi su tam tikros euro, man atrodo, nuo €4 jau negali išvažiuoti į gatves. Irgi turi pirkti viešo transporto bilietą, jeigu juda jau su tuo taršesniu automobiliu, tai sustabdžius moka baudą. Tai čia tokia tiesiog norėjau pasidalinti įžvalgą. Taip, o kalbant apie tą sugyvenimą ir Vilniaus miesto netolimą ateitį. Tai sugyvenimas yra neišvengiamas. Kaip ir sakiau, mes kartu su miestu stengiamės turėti tą balansą tarp visų judėjimo rūšių, tiek tarp automobilių, viešojo transporto, dviračių, paspirtukų, įvesdami ir kurdami naujas gatves, jas statydami. Tikrai atsižvelgiam, kad ten atsirastų viešo transporto stotelė, atsirastų dviračių takas, atitinkamai infrastruktūra automobiliams, jeigu reikalinga, tai ir, kaip pasakyti, šviesoforai ir visa kita infrastruktūra. Tai ilgainiui turbūt tas balansas, jisai, kaip pasakyti, kažkieno sąskaita čiut gali reguliuotis. Sakyčiau, kad jeigu viešo transporto juostą reikia įvesti, tai yra keli būdai: pastatyti naują juostą arba įvertinus srautus ir kitus dalykus, ją tiesiog automobilių esamo infrastruktūrą įrengti. Tai kiekvieno atveju vertinam ir žiūrim, kokia bus nauda, kaip pasiskirstys tas laukimo laikas tiek automobilių vairuotojams, tiek viešo transporto vairuotojams. Tai kiekvieną kartą vertinam ir ieškom to geriausio sprendimo miestiečių. O beje, ar svarstymai apskritai apie nemokamą viešąjį transportą Vilniuje, kaip kai kuriuose šalise miestuose, ir kiek tai galėtų pakeisti įpročius tos pačius? Nemokamo viešojo transporto ir apskritai nieko nemokamo nebūna, už tai kažkas vis tiek susimoka, tai turbūt nuo to reiktų pradėti. Ką rodo kitų miestų patirtis, Talinas buvo vienas tas, kuris įvedęs, jisai turbūt tas tikslas nebuvo, kad galbūt jų pirminis nebuvo, kad paskatinti daugiau besinaudojančių, bet kad daugiau susiregistruotų mieste. Tai keliaujančių viešuoju transportu, man atrodo, padaugėjo gal 5 procentais ir nesikeitė daugiau tas procentas. Aišku, jie dabar susiduria su kita problema, jiems smarkiai žiūri iš kokių kitų sričių, kaip pasakyti, pabalansuoti tą biudžetą, kad atliepti viešo transporto poreikius, nes keliaujančių viešųjų transportų yra pakankamai nemažai. Bet, ką ir sakau, nemokamų nieko nebūna, susimoka kiti. Paprastai miestuose yra tos proporcijos, ką mes ir matom iš didžiųjų Europos sostinių, tai tas proporcija, kad iš viešo transporto bilietų yra surinkama kažkur apie 30-35 procentai, na ir likusią dalį 70-65 procentus dotuoja arba miesto savivalda, arba valstybė. Tai priklauso nuo to, kokie modelį teisinio reguliavimo šalis yra. Silvestrai, kaip stebėtojas visų eismo dalyvių ir netausojantis savo kojų, nors jos nevaldiškos, kaip mes sugyvenam ir kur galėtume galbūt pasitemti? Na, sugyvenam, nes nieko kito ir nelieka, bet tų konfliktų visą laiką vyksta, jau vyksta nemažai tarp pėsčiųjų ir dviratininkų. Yra toks amžinas konfliktas, nes mes kaip pėstieji dažnai tikrai žiopli esam neišmokę, kad reikia dviračių takuose palikti vietos dviratininkam. Tarp dviratininkų ir pėsčiųjų yra nuolatinis konfliktas, ypač ne tarp dviratininkų, netgi tarp paspirtukininkų ir pėsčiųjų, kad jie važiuoja šaligatviu ir signalizuoja, kad praleis, labai išgąsdina, privažiuoja iš galo. Toks irgi nuolatinis kažkoks, stresą patiria jau šiuo atveju pėstieji. Tarp automobilių ir automobilininkų nekomentuosiu, nes čia turbūt visi žinom, kaip ten vyksta ir kokios ten replikos laidomos mašinoje dažnai būna. Bet vėlgi, kažkaip tai, kai mes pažįstam visus tos eismo dalyvius, tai pradedam juos ir atjausti labiau, kad, galim ir praleisti kažkaip tai ir palaukti ir suprasti, kad galbūt tikrai žmogus kažkur skuba, gal jis sunkią dieną turėjo, nežinom, kas vyksta jo galvoje ir jo gyvenime. Tai tas sugyvenimas, jisai toksai amžinas mokymasis, visą laiką mes to turim mokytis. Būdamas, vis tik labiausiai aš praktikuoju ir propaguoju tą buvimą pėsčiuoju, tai tikrai visą laiką stengiuosi komunikuoti su vairuotojais. Ir padėkoti, ar ranką pakelt, ar linktelt. Iš pėsčiųjų pastebiu, kad kai vairuoju, pavyzdžiui, automobilį, tikrai labai nedaug sulaukiu dėmesio ir supranti, kad už saugumą turi būti šiuo atveju be abejo, kad vairuotojai atsakingi, nes jie tarsi valdo tokį sunkų įrankį, kuris gali sužeisti, bet
mums visiems dar reikia mokytis to tarpusavio supratimo, pažinimo kitų eismo dalyvių. Tai aš raginčiau tai daryti tiesiog naudojant pačius įvairiausius transporto būdus. Vita, jūsų patarimai tame kelyje, kuriame jaučiatės nesaugiausia dviračių kelyje? Nežinau, tikrai tenka daug keliauti ir kiekvieną kartą, kai grįžtu į Lietuvą, į Vilnių, man labai gera čia, mane labai džiugina ir aplinka, ir žmonės, gal nežinau, tokioj terpiai, gal kokią energiją skleidi, gal tiek ir gauni atgal. Tai, kad jūs saugesnė jaustumėtės, ko jums reikia? Aš dėl saugumo keliuose labai daug ką stengiuosi daryti ir 1,5 metro lenkimo inicijavom ženklą ir radarus 3 metus per visą Lietuvą dabar surinkom važiavimo metu, vaikam dalinsim, kuri rašo ir vaizdą, ir garsą, ir automobilius filmuoja. Nu tikrai daug tokių iniciatyvų, bet iš principo tai tikrai Lietuvoje gyventi gera ir jeigu būtų daugiau saulės, šilumos, tai čia apskritai. Ir tie visi keliuose konfliktai, pabandykit nusišypsoti. Bet dviratininkui, ką pasakytumėt, tam, kuris galbūt nelabai saugiai elgesi? Oi, čia tai aš pykstu irgi, papilmuoju ten su ausinėm dar, jeigu ten mes esam ir dviratininko įžodį išleidę, garbės kodeksus, nu tą mes stengiamės visada edukuoti ir pačius dviratininkus. Va, bet sakau, pabandykit nusišypsoti ant kažkokio pikto vairuotojo ar ant pikto dviratininko. Visada šypsosi Vitoldas, visada šypsosi, bet visada turi ką pasakyti apie tą susivienimą mūsų ir stebėjimą, akiliau vienas kito. Tai gal aš labai palinkėčiau visiems pabandyti patiems padalyvauti, jeigu tai yra įmanoma fiziologiškai ar dar kažkaip, ir pabūti visais ir dviratininkais, ir automobilistais, motociklininkais, ir tada tikrai, kaip Silvestras sakė, visiems bus stipriai labiau suprantama, kodėl kas nors kaip nors elgesi. Pėstiesiems dar šiek tiek norėčiau pasakyti, kad irgi paminėjo, kad vairuotojas, automobilio vairuotojas visą laiką yra atsakingas. Taip, jis yra atsakingas, bet man net ir matant tą vaizdą, kada pėstysis su ausinėm užsidėjęs gobtuvą, net nepažiūri, žengdamas į gatvę, net nepažiūri į tą pusę, iš kurios eismas atvažiuojas, vis tiek kokią nors vieną dieną pateks į kažkokią problematinę situaciją, jam reikėtų pažiūrėti arba bent jau tą akių kontaktą turėti. Tai būtų stipriai suprantamiau ir automobilio vairuotojui, kad vienas kitą mato. Ta kalba, ta tokia, kur nebūtinai su žodžiais, bet akių kontaktas visų transporto priemonių vairuotojų yra labai sveikintina. Tiek automobilio su automobiliu, tiek su motociklininku kažką parodyti, kad supratai. Ta kalba yra gera, tas nusisukimas, kad aš nieko nematau ir nenoriu nieko įleisti, nieko nežinau, yra toks prastesnė versija. Aš atsimenu, kai Amerikoje studijavau daugiau negu prieš 30 metų ir stovėjau stoteliai su savo klasės draugais ir važiavo policija ir jie visi mojuoja, aš viena nepamojavau, jie mane visi pasmerkė. Nuo to meto aš jau 30 metų visada mojuoju policijai ir šypsausi, visada. Loreta, dar turit paskutinę mintį, į kairę į dešinę pažiūrėti. Tai aš gal turiu tokį palinkėjimą, kad bent po vieną kelionę darniai, kiekvieną dieną Vilniui tikrai yra įmanoma. Tai jeigu nepavyksta to daryti kasdieną, tai bent jau laisvalaikį su šeima, draugais, vaikais pabandykit. Turim daug būdų, viešasis transportas, laivai, paspirtukai, dviračiai, nu jau blogiausia atveju automobilis. Na ir Dovilė, kuri jau tikrai turi mintį troleibuse pradėti rašyti tą knygą jau. Palikai mane pabaigai, kad kokią nors nesąmonę leptelėčiau, taip. Aš tai šiaip klausydama visų supratau, kad Vilniui nesuvažiavus dar 2 transporto priemonėm. Automobiliu akivaizdu, gali būti, kad man ir nebepavyks, pati turiu galvoj. Bet dar aš nespėjau plaukti laivu, bet iki spalio dar aš turiu laiko. Ir jeigu reikėtų į visatą išleisti vieną norą, nepatiks jisai tikrai kai kam čia, bet aš, žinokit, norėčiau kuo mažiau parkavimo aikštelių Vilniaus centre ir vietoj jų kuo daugiau vaikų žaidimo aikštelių, žalių zonų, kur mes galėtumėm paskaityti, pailsėti, nebeburnoti vieni ant kitų, nei kelyje, nei šalia kelio. Ir vis tiek, kada nors ateis ta diena, kai mes mokėsim už įvažiavimą į Vilniaus centrą, nes ten mes visi ilsėsimės, o ne žiūrėsim į priparkuotas Vitoldo ir jo draugų
mašinų subinės. Va tiek būtų. Čia, žinoma, ne jums tiesiogiai, Loreta, Vilniaus miestai, jų klausimas būtų dėl tų automobilių senamestį. Ar galime tikėtis, kad gal jų galbūt mažiau bus, ar bus apmokestinami labiau? Ignai, tu pats to norėjai. Tai visiems, kaip pasakyti, sprendimams reikalingi matavimai, svarstymai, vertinimai, tai to pažadėti negaliu, bet laikui einant turbūt tas... Jokių čia matavimų. Kur meras? Iškvieskit merą. Siekiam, kad Vilnius kiek labiau būtų vaikštomas. Taip, o mano palinkėjimas, dėkodamas mūsų dalyviams, irgi yra, jau buvo paminėta mintis, einant labai gerai išsivalo mintis. Nuostabus aplink Vilnių takas, yra 100 km, galite pasirinkti skirtingom atkarpom. Prieš kelias savaitės pats viską įveikiau, tradiciškai rudenį, labai geras laikas, apgalvoti viską, ką mes pasakėm, prasivedinti, kūrybiškai įsikvėpti, kvėpti kitus ir, žinoma, judėti Vilniuje kitaip, atrasti jo naują kažkokį kitokį savotišką unikalų ritmą, judėti tvariai. Ir dar kartelį noriu padėkoti visiems, kurie šiandien čia dalyvavo ir taip simboliškai uždarė Europos judumo savaitę. Judu inicijavo šią diskusiją, tai pirmiausia, žinoma, gerbiama Loreta, jums ir komandai. Dėkojame Silvestrui, Doviliai, Vitoldui, Vitai. Ir mes net nebejoju, kad susitiksime kažkur kelyje, tad būkime visi saugus. Ačiū, kad atėjot. Tik tai po renginio automobilius nesėskim gerai, dar pabaikim dieną darniai. Ačiū visiems dar kartelį. Ačiū. Ačiū.